Varom Suomiją. Pasižiūrėti, ką ten Suomiai geras, Suomiai daro. Į kelionę. Suomija. Latvija, Estija, Suomija. Kažką pamatysim, kažko nepamatysim. 7 dienas keliausim. Pirmą kartą su mašina. Gal viskas bus gerai. Viskas, esam Latvijoje. Ir iš karto į žvyrkelį papuolėm. Pagaliau išlindom žvyrkelio. Latvija, žvyrkelių kraštas. Varom žvyrkeliu. Pakliuvom, nežinau, jau važiuojam 30 km žvyrkelį. Bandom išlysti asfaltą normalų. Pagaliau! Pagaliau! Latvijos keliai. Neaišku, kur mes čia važiuojam. Dviračiai. Važiuojam miškais. Pagaliau atvarėm kažkur į miestelį pavadinimu Salacgrīva. Žodžiu, atvarėm Salacgrīvą. Eisim biškį pasidairyti, kur mes čia esam. Kažkoks mažas miestelis, uostamiestis ir mols. Eisim ant tą molą biškį pasižiūrėti. Ir vėliau dar reiks kažkur susirasti nakčiai, išmiegoti aikštelę. Tai va, varom po miestelį biškį pasiduoti. Kažin ten to molų gal nuvaryt ir reiks eit patikrinti. Dirb kavinės, einam kavutės. Kavelės. Akmenų čia turi tokių gražių pasistatė. Kavutė. Davo paimti. Išoperuot siaurs. Latviškas siaurs. Nežinau, labai mažas miestelis. Net nežinau, čia kažkur įmanoma nueiti iš viso. Atrodo, čia tik tais malkas pjaut. Va, pabuvom miestelį. Nieką gerą nepamatėm. Varysim į parkingą. Nakčiai. Pagaliau parkingė. Pievai kažkokiai pasistatėm. Gal negausim baudų labai baisiai, nes Latvijai geriau nejuokauti. Pastoji baudų. Baigiam statyti savo palapinę mašiną. Kaip viešbutį. Labai gera vietėlė, kad daugiau tokių vietų nemokamų parkingui. Nupjauta žolelė, viską. Porą kemperiukus tobula. Varysim prie jūros dabar pavalgyti ir pasižiūrėti, kur mes čia esam. Čia rytas jau. Kas čia?
Palapinė, viskas, viešbutis. Prašom užeiti. Prašom vidu. Pirmą kartą mašinai mėgosim, tai visai neblogai čia gali įsikurt, pasirodo. Nu, turim tokį kempingiuką čia. Ir teniso kortai. Iš šitais didžiausia pieva. Gali statytis kur nori. Apsiuks. Homemade makaronai. Vėl gėdis bus pritaisęs. Italiano. Oh my god. Ai, ragausim. Parodo. Devyni. Bišt sportuojam prieš miegą. Gerą čia vietelę gal. Tokią vietą. Čia visuomeninė vieta gal. Belenkas, nemokamai. Visiškai laisvai. Latvija 1, ne Latvija 0. Kas čia per rūmai tokie, kas žin. Nei čia strada kažkokia, tai pilna soliukų, o čia kažkokia laiptai, tai nelabai suprantu, kam čia reikalingi tie laiptai, tokia aikštelė va. Ką jūs manote apie Latviją? Nuostabi Latvija. Kiek Latvijai balų? 10. 10. O kiek ne Latvijai? 0 kol kas. Latvija wins. Ar varėm į savo viešbutį. Tokį viešbutį va turim viską. Ratus susikruojęs, šmutkės va. Taip gyvenom va. Eisim mėguoti dabar ir tai varysim toliau į Estiją. Į Saremų salas. Ten tai bus, ten reiks daug privažinėti. Tai tiek. Dabar išmėgojom. Dabar 10 valandikių jau biškį užsimėgojom. Užmėgojau kokią 4 ryto, tik tai jau šviesų buvo. Išgersim kavytės ir varysim toliau priekį. Esam išsikabaroję jau. Kaip išmėgojate? Nu taip, pusėtinai. Nepasakyčiau, kad žiauriai gerai, bet ir ne žiauriai blogai. Bišką budinėjau, bet biški kieta kartais buvo. Jau iš prabudai, nes aš pažadinau. Jo, girdėjau, kad buvai atskėlęs dar. Tai va, ką dabar reikia kavytės užsikaisti vas iš to aparato ir varyti toliau į priekį. Šiandienos planuose nuvaryti Saremų salas, nuvaryti į Estiją visų pirma. Saremų salas ir tenais apvažiuoti visą salą per šiandien. Gal išeis. Biškai užsimėgojam jau pat 10. Pusę 11 jau. Nu tai išvarysim ant 12.
Puikus dalykėlis. Ta dujinikę visą laužą reikdavo kurti, dabar savo paėmė, atsikėlė, užtikaitį, viskas. Nieko daryti nereik. Nereik malko įteškoti. Visai neblogai. Geras kempingiuks. Ne, gal kerta karštą. Pusryčiams bulkėlės. Gražiai čia išprobuojam. Liktais į Estiją važiavom, nelabai supratom kažkokią būdas, galvau, gal iškėlė reiks sumokėti, nesumokėjęs užkėlę, tai neįsivaizduoju, kaip tas vyksta, tai sustojau ir nežinau, ką daryti, ten kažkoks vatėlis, tai turbūt nereikėjo mokėti čia už tą kelią, nes turbūt jeigu reikia už kažką mokėti, tai taip paprastai nepravažiuosi, nepaleis tavęs, nepakratę piniginės, tai tikėkimės, nepareis paskui laiškas. Vis tiek kažkaip biškė toje Estijoje kitaip. Jaučiu žolė kitaip nupjauta ir taip atrodo. Aikštelė, žiūrim bijo tualetai staudu. Ir abudu neįgalėsim pritaikyti. Negaliu patikėti. Estija, kol kas 10 balų. Google mašina, bet kažkaip užsidėjęs. Ir iš filmavimo ženkliuko užsidėjęs, kai filmuoji. Keliaujam, reikia rasti degalinę. Atvarėm į Vircų, varom į uostą. Tikiuosi, gausim bilietą į keltą, nes nesam nusipirkę iš anksto. Nes nežinojom, kada atvažiuosim ir kada nusigausim. Tikiuosi, neliksim čia Vircų nakvot šią naktį. Čia dabar važiuoti. Tikets. Ai, mums čia reikia važiuoti, mes neturim tiketą. Hello. We would like to 2 tickets into 2 people. Five. Okay, thank you. Nu, nusipirkom bilietą. Tai sumokėjom už mašiną ir 2 žmonės 20 eurų. 20 eurų 100 centų. Aš žinau, visai normaliai sakau. Laukiam dabar kelčiuko. Nu va, esam kelte. Ne pačią geriausią vietą gal. Aš tai neišlipsiu čia be šansų. Blema, kaip čia arti tos durėlės. Gal išlipsiu. Ne, neišlipsiu. Nu, žodžiu. Tai jeigu tu nori, gali pasivaikščioti, pasivadolot po keltą. Štai mes ir viršūj išplaukėm.
Ten vagėlis matosi ant mašinai. Nemato manęs. Labą dieną, kaip gyvenate? Labą dieną, Gelo Instagramą nuotraukas. Nu va, prisišvartavom, varysim dabar į Ugų klifą. Ten tai bus uolų. Varom! Vamos. Varom! Salina. Esame Saremų salose. Ar galite patikėti? Aš tai ne. Gal tą progą reiks kokių ledų suvalgyti. Vis kaip Estijoje, tik čia Estijos sala. Jūra! Opa, nu į ką? Kas čia su savo kemperiu vargst? Nu va, pirmą vietą pasiekta. Reikia pasidairyti, pasižiūrėti, kur čia atvažiavom. Hello. Hello. Oh. Čia kažkai reikia peršokti. Oh, thanks. It's okay. My brother the same and blind and have problems with the feet Ah. and now in a Wheelchair. Wheelchair. Ja, okay. Naja, that's the life, gell? Ja. Nu va, Katonis irgi bus Saremų salose, Estijoje pabuvęs. Nu, atvarėm ant to likės. Kažin, nenukrisiu čia jau taip. Nu, davai foto. А! А! Gerai, kad ne į aną pusę. O, gerai, čia uola. O, aš palaikyk. Gerai, visas reik žemėn lipti, nieko čia nebus. Gera uola. Alpinizmas. Nu, Gedis liko biški viršui. Einu vieną pati pasižvalgyti.
Čia pilna kanopų pritripta, tai čia gal kokia arklė atvaro. Va, ten talumo ir matos tie arkliai, bet nežinau, per kamerą matys. Pabuvom prie skardžių, prie akmenų, leidam toliau. Meteoritą kraterio prūdą. Jo, prie meteoritą kraterio prūdą. Meteoritą kraterio prūdą.